Pirmosiuose šios vasaros Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynėse priminimas. Nepaisant galingos sudėties, kovoti reikės su visais. Draugiškose rungtynėse Rimo Kurtinaičio auklėtiniai 92-96 pripažino Ukrainos rinktinės pranašumą. Atrankos rungtynėms į pasaulio čempionatą besiruošiančios Lietuvos rinktinės treneris pralaimėjimo nesureikšmina. Daug dalykų buvo neblogai, buvo klaidų, bet iš to nedarau jokios tragedijos, nes mes tai turim dar 4 dienas. Ir mes teisingam kely, mūsų komanda yra gera ir tik tai liko tas įdirbis per treniruotis. Nematau nieko blogo ir to pralaimėjimo. Kartais, sakykime, už vieną muštą duoda 2 nemuštus. Šiauliuose vykusiose rungtynėse su vyrų rinktinės marškinėliais debiutavo 2 NBA rungtyniaujantys lietuviai – Kasparas Jakučionis ir Matas Buzelis. Pastarasis pirmojo kėlinio pradžioje pelnė 3 taškį bei iškart po jo atliko dėjimą. Tačiau po šių epizodų pataikė tik dar vieną metimą, o lemiamas rungtynių minutės stebėjo nuo suolo. Kurtinaitis sako, kad tiek Buzeliui, tiek rinktiniai dar reikės laiko prisitaikyti. Tos taisyklės jam NBA leidžia daugiau įsispeisinguoti žais 1-1. Čianais Europoje ir pasaulyje, jeigu ne NBA, tos gynybos yra tokios sugrūstus. Ir mums reikia išlaisvyti tą kelią, mes ruošėmės. Šiandien specialiai jam yra žaidimas, kur mes atidarom viršų, kad jis galėtų prasivežti, porąkart praėjo neįmetė iš po krepšio, bet iš esmės nebuvo blogai. Jakučionis debiutavo užfiksuodamas dvigubą dviženklį. Iš žaidėjo sąskaitoje 12 taškų bei 10 rezultatyvių perdavimų. Aš tiesą sakant, tiesiog labai džiaugiuosi, kad galėjau šiandien žaisti, nes tikrai prieš 3 savaitės visokių minčių buvo, galvojau net kad nebūsiu rinktinės stovyklai dėl to savo kojos traumos, bet pasitreniravau, sakau, 2 dienas prieš ir maniau tikrai, kad viso gali būti. Tiesiog labai džiaugiuosi, kad pavyko sudalyvauti ir jaučiausi visai neblogai. Praėjusį sezoną NBA Miami Heat ekipoje debiutavęs krepšininkas tik prisijungęs prie rinktinės stovyklos sužinojo, kad yra iškeistas ir kitą sezoną žais Milwaukee Bucks komandoje. Pirmą dieną tikrai nebuvo lengva. Tikrai daug galvojau, bet paskui kaip supranti, kad čia yra realiai biznis, nuo tavęs ne tiek daug kas priklauso, tad stengiuosi daryti tai, kas nuo manęs priklauso. Tai yra dirbti, stengiuosi būti geresnė savo versiją kiekvieną dieną ir į tai per daug nekreip dėmesio. Rezultatyviausiai rinktinės gretose rungtyniavo 28 taškus pelnęs Ąžuolas Tubelis. Žalgirio aukštaūgis džiaugiasi, kad rinktinė turi 3 NBA krepšininkus. Visi 3 NBA žaidėjai čia, kuriuos turim, jie yra labai geri, tik jiem reikia to laiko, tai šios rungtynės tikrai buvo gera patirtis tie, kurie nėra žaidę Europos krepšinio. Jau šią savaitę draugiškas rungtynes pakeis atrankos į pasaulio čempionato susitikimai. Ketvirtadienį Klaipėdoje lietuviai susirems su Didžiosios Britanijos krepšininkais, o sekmadienį Bolonijoje laukia Italijos iššūkis. Abiejas atrankos į pasaulio čempionato rungtynes transliuos LRT.